Biblijas dabar. Let's see where Satan came from. Ir dabar pasižiūrėkime, iš kur tas šėtonas Nevidonas Let's see atsirado. how it happened that he came from the field into the garden. Pasižiūrėkim, kaip jisai iš tų laukų pateko į sodą. So you go to Isaiah, Ir dabar atsiverskim Izaijo pranašystę chapter 14. ir 14 skyrių. You know, if you want to sit more up front, that would be nice. Ir jeigu jūs norit iš tikrųjų arčiau ateiti, tai galite ateiti, bus visai I smagu. know David just won't kick you, and neither would I. Tikrai nenuspirsim nei aš, nei Maybe we kolega. spit a little bit, but okay. Gal apspjausim šiek tiek, bet tikrai neįspirsim. Okay. It's always scary, in the front. I don't know why that is. Žmonės kažkaip labai bijo ateiti arčiau, bet... Okay, did you get your Bible? Did you find Isaiah 14? Taigi, jeigu jau turit savo Bibliją, 14. Izaijo 1:4. pranašystė 14 Verse 12. ir eilutė 12. It says, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weaken the nations. 14-12 eilutė. Aš tik tais tada trumpesnę versiją paskaitysiu. Jo vardas buvo Liuciferis, šviesos nešėjas, jis niekada nebuvo sukurtas būti šviesa, bet nešti šviesą. So his name was Lucifer, Taigi jo vardas buvo Liuciferis which means light bearer. ir ką iš tikrųjų tai reiškia, tai šviesos nešėjas. He was never created as the light, Jis niekad nebuvo sukurtas būti šviesa, but as a bearer of light. bet nešti šviesą. Then verse 13, for you have said in your heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest side of the north. Verse 13. Oh, I Yeah, need that's to a lot find. Of scriptures. Okay. Now he has to look up. One second. Isaiah. Oh, Isaiah. It's almost yeah. in the middle of your Bible, right? Isaiah, I found verse 14, verse 13. Aha. Taigi, Izaijo 14 ir eilutė 13. Tu sakei savo širdyje, aš pakilsiu į dangų, iškelsiu savo sostą aukščiau Dievo žvaigždžių, sėdėsiu dievų kalne tolimiausioje šiaurėje. Verse 14, I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. 14. Aš pakilsiu aukščiau debesų, būsiu lygus aukščiausiajam. He wanted to be like God, like the Jis Most norėjo High. būti kaip Dievas. And then verse 15, Ir štai 15 eilutė. that you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pits. Bet tu esi nublokštas į pragarą, į giliausią bedugnę. And those who see you will gaze at you and consider you, saying, is this the man who made the earth tremble? Kurie tave mato, įsižiūri ir galvoja, ar tai žmogus, prieš kurį drebėjo žemė ir karalystės. Sometimes we think Satan is so powerful. He's close to be as powerful as God is. Ir kartais mes galvojam, kad šėtonas yra labai galingas ir jisai beveik kaip ir arti Dievo yra savo galybę. He is not. Bet iš tikrųjų taip nėra. And one day when we will look at him, Ir vieną dieną, kai mes jį žiūrėsime, we will say, wow, was this Satan? ir mes sakysime, ar tai yra šėtonas, Was I always so scared and afraid of him? ir aš visada jo bijojau, ir Interesting, drebėjau. Įdomu, ar ne? But his sin was rebellion. Bet jisai buvo maištingas. Yeah, he envied God. He wanted to be like God. Jisai pavydėjo Dievui ir norėjo būti kaip Dievas. He did not only wanted to be one of the top angels, but he wanted to have God's position. Jis ne tik norėjo būti aukščiausių iš angelų, bet jis norėjo paimti Dievo tą vietą, poziciją. And then we go to Ezekiel, which is more to the right in your Bible, 28. Dabar einame į Ezekielio 28. So you turn 28. right. 28. Ezekiel 28. Ezekielio 28. Verse 12. 12 eilutė. It says, Son of man, take up lamentations for the king of Tyre, and say to him, Thus says the Lord God, you were the seal of perfection, full of wisdom, perfect in beauty. Žmogaus sūnau, apraudok Tyro karalių ir sakyk jam, taip sako viešpats Dievas, tu buvai tobulumo antspaudas, pilnas išminties ir tobulo grožio.
You were in Eden, the garden of God, and every precious stone was your covering. And then he mentioned a lot of stones. Ir parašyta gyvenai Edene, Dievo sode, tave puošia įvairiausi brangakmeniai ir išvardinti jie. And it says the workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. Ta diena, kai buvai sukurtas, tau buvo paruošti meistriškai padaryti būgneliai ir vamzdeliai. And you were the anointed cherub who covers. Tu buvai pateptas cherubas, kuris dengia. And then verse 50, you were perfect in your ways from the day you were created. Tu buvai tobulas savo keliuose nuo savo sukūrimo dienos, kol buvo atrasta tavyje nedorybės. Till iniquity was found in you. Oh, you don't read it. And then verse 16 says, you became filled with violence within and you sinned. And therefore I cast you as a profane thing out of the mountain of God. Tau plačiai beprekiaujant, jie pripildė tave smurto ir tu nusidėjai. Todėl aš išmesiu tave iš Dievo kalno, kaip nešvarų ir pašalinsiu tave, o dengiantis cherubė iš ugninių akmenų tarpo. And 17 says, your heart was lifted up because of your beauty. Ir 17 eilutė sako, tavo širdis išpuiko dėl tavo grožio. So can you imagine he had all those precious stones in himself. Ir jūs galite įsivaizduoti visus tuos brangakmenius jisai turėjo savyje. And he was a light bearer. He reflected God's light. Ir jisai buvo šviesos nešėjas, jis atspindėjo visą Can tą you imagine šviesą. when that light was on him, all those colors came out of him. Beautiful. Ir jūs įsivaizduojat, kai šviesa švietė jį, jis atspindėjo tie visi brangakmeniai, kokią gražią šviesą jie skleidė. But then he became pride. Ir tada jis išpuiko. And he thought, wow, I am something. I am beautiful. I am wonderful. Ir jis tada sako, aha, aš esu gražus, aš esu nuostabus. And he wanted to have God's position. Ir jis įsigeidė Dievo sosto. But here it says, I will cast you out. God cast him out of heaven. Ir čia yra parašyta, kad Dievas jį išmetė. And he lost his position. Ir jis prarado savo poziciją. So you have to know that Satan right now, he is a fallen being. Ir dabar galime suprasti, kad šėtonas yra nupuolęs kūrinys. And our authority that we have in him, in God, is that we have the authority over him. Ir supraskime, kad turėdami valdžią Dieve, mes turime valdžią virš jo, virš šėtono. What we read in Luke 10, I give you the authority to tread upon serpents and scorpions. Ir jeigu atsimenat Luko tą rašto vietą, kur yra parašyta 10 skyriui, kad aš suteikiau tau valdžią trypti skorpionus. And all the power of the enemies. Ir visą valdžią prieš priešus. And nothing will ever hurt you. Ir niekas tavęs There nenuskaudins. is nothing that the devil can do against you Ir if you don't niekas- want it. Nieko šėtonas jums negali padaryti, jeigu jūs jam neleisite. Let's go to what Jesus did on the cross. Ir dabar grįžkime ir pasižiūrėkime, ką Jėzus padarė ant kryžiaus. Because at the cross he not only made us righteous and he not only took the sin away, Ir ant kryžiaus jis padarė mus teisius ir pašalino mūsų nuodėmes. but he also defeated Satan in a wonderful way. Ir taip pat jisai nugalėjo šėtoną labai nuostabiu būdu. Philippians 2, verse 5, Filipiečių 2, 5, 8 it says, sako. let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Philippians 2, 5. Aha, Filipiečiams Oh, I can keep reading. 2, 5. Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but he made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of man. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Jis turėdamas Dievo pavydalą, nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno pavydalą ir tarpdamas panašus į žmonės. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. And being found in appearance as a man, he humbled himself, became obedient to the point of death, even the death of the cross. Jis nusižemino net iki kryžiaus mirties. And therefore God has highly exalted him and given him the name which is above every name. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir apdovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų. That at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, of those on earth, and those under the earth.
kad Jėzaus vardui prikluptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme. Isn't that amazing and isn't that wonderful and good news? Ar tai yra negeros Hallelujah. naujienos? Ar tai nenuostabu? So Satan has to leave in the name of Jesus. Šėtonas turi pasišalinti Jėzaus vardu. Go back one book and go to Ephesians, Ir dabar grįžkime dar į Efeziečių laišką. first chapter, verse 20. Pirmo skyriaus 20 eilutė. No, let's read verse 19. Ir nuo 19 skaitykim. Paul prayed here a prayer, Paulius meldėsi tokia malda. and he prays that we will understand the greatness of his power toward us who believe. Kad 19, that's Aha, the first part of 19. 19 eilutė. Ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai. According to the working of his mighty power, and then 20, which he worked in Christ, when he raised him from the dead, seated him at his right hand in heavenly places, Ir 20 eilutė sako, jei jis prižadino Kristų iš numirusių ir pasodino danguose savo dešinėje, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. aukščiau už visas kunigaikštystės, valdžias, galybės, viešpatystės ir už kiekvieną vardą tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame. You know, Jesus is not a little bit above Satan and his angels. Ir Jėzus nėra, kad šiek tiek aukščiau už šėtoną But ir what jo does it say here in angelus. 21? Bet ką sako 21 eilutė? It says he is Sako, kad jis yra far above, far above. Amen? labai labai toli, daug aukščiau. He is so much above everything. Yra daug aukščiau And už in viską. 22 he says, Ir 22 and eilutė he sako, has put all things under his feet ir visą jam palenkė po jo kojų, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body. o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios. So we are part of his body. He is the head. Taigi jis yra galva, o mes esam jo kūno dalis. And all things are under his feet. Ir visi dalykai yra po jo koja. And the feet is a part of the Ir body. koja yra kūno dalis. Hallelujah. So all things are under us, right? Ir visi dalykai yra po mūsų koja. The devil is under us and not a little bit, but we are far above him. Ir velnės yra po mūsų koja, jis nėra aukščiau mūsų. Hallelujah. And therefore it says in Matthew, Jesus says, all authority has been given to me in heaven and on earth. Ir Mato Evangelijoje yra parašyta, kad visa valdžia yra duota šioje žemėje ir po žemę suteikta man. So what he did, Jesus, when he went to the cross, Ir Jėzus, kai jis ėjo ant kryžiaus, he spoiled the devil. jis sukneždino Yeah, velnę. he defeated him, Jis nugalėjo and jį he took back the authority that the devil had on the earth. ir jisai susigrąžino tą valdžią, kurią šėtonas turėjo čia žemėje. So right now, when Jesus says, all authority is given to me, Ir kai Jėzus dabar sako, kad visa valdžia yra suteikta man, and then he says, go ye therefore, ir jisai sako, dėl to eikite, so giving us back the authority that we had before, jisai sugrąžina tą valdžią, kurią mes turėjom prieš tai. does the devil have any authority now? Tai ar velnės dar vis turi kažkokios valdžios? No. Ne. He only has the authority that we give him. Jisai turi tik tiek valdžios, kiek mes jam suteikiame. So when we give him our authority, Kai mes duodame jam savo valdžią, he takes that and he will use our authority against us. jisai pasiims tą valdžią iš mūsų ir panaudos prieš mus. When you think about that, you know, Ir kai tu mastai apie some tai, people say, well, the devil is harassing me and I'm so sorry, who help me? ir kai žmonės sako, o, velnės mane čia kankina ir persekioja, Well, in some way you have given your authority to the devil. Tam tikrų būdų tu esi atidavęs And tą now he, valdžią šėtonui. now he uses that against you. Ir dabar jis ją naudoja prieš tave. Is there not something in your life that you say, I will not allow it anymore? Come on. Ir gyvenime tu turi pasakyti, kad ne, šėtonė, aš tau neduodu It's valdžios. too crazy to think about it, right? Ir atrodo taip keistai, ar ne? Go to Colossians, there we read what Ir- really happened. Pasižiūrėkim dabar į Kolosiečiams Chapter laišką, 2. 2 skyrių. Verse Ir
let's see, to read verse 13. Iš pradžių 13 eilutė Kolosiečiams, Colossians 2:13. 2:13. And you, being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses. Taip pat ir jūs, mirusius nusikaltimais ir kūno neapipjaustimu, jis atgaivino kartu su Kristumi, dovanodamas visus nusikaltimus. I like the word together. Man labai patinka tas žodis kartu. So in the mind of God the Father, we were there in him at the cross. We died with him. Ir Dievo mintyse mes kartu su juo ant kryžiaus mirėme. And he not only made Jesus alive, but he also raised us up and made us alive. Ir jis ne tik Jėzų prikėlė iš numirusių, bet jis ir mus prikėlė. And when he gave Jesus the right hand of authority, we are there also. Ir kai jis suteikė savo dešinės valdžią jam, jis tą valdžią suteikė ir because mums, we are in him. nes mes esame jame. And then it says, verse 14, he wiped out the handwriting of the requirement that was against us. Ir 14 eilutėje parašyta, jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį, prismeigdamas ant prie kryžiaus. Hallelujah. He has taken it out of the way, nailed it to the cross. Jisai pašalino jį ir prikalė prie kryžiaus. And now verse 15, that is a very good verse. Ir dabar labai gili rašto vieta 15 He eilutė. disarmed principalities and power, and he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Jis nuginklavo kunigaikštystės ir valdžias, viešai jas pažemindamas ir jame švęsdamas pergalę prieš jas. So he made a public spectacle of him. Wow. Jisai viešai jas pažemino. You know, in the ancient times, what happened? Senaisiais laikais žinot, kaip tai vyko. When there was a war between two kings, Kai būdavo karas tarp dviejų karalių, the king that won the battle, karalius, kuris he laimėdavo brought mūšį, back captives, jis paimdavo belaisvius. and then he would go to the city that he belongs to, Ir jis juos vesdavo per miestą, kuris jam and he priklausė. would have a parade, Ir turėdavo tokį kaip ir and he paradą. would show the defeated king. Ir jis parodydavo tą nugalėtam First, he karaliui. would take all the weapons away from the king, Jis atimdavo visus jo ginklus and iš to karalius. everything that he spoiled of him, Ir ką sunaikino. and he put that on a cart, between an ox, on a cart, you know, between an ox. Jo, ir jaučių tempiamus vežimus And patalpindavo. then he stripped that king till he was naked. Ir muždavo tą karalių, kol jis būdavo So he nuogas. had no weapons, he was just nothing. Ir jis neturėdavo nei ginklų, nei rūbų, nieko. And then he drove around the city, Ir jis tada vežiodavo tą karalių aplink miestą, showing off that that king was defeated rodydamas visiems, kad tas Hallelujah. karalius yra nugalėtas. and that he had no power anymore Ir jis jau daugiau valdžios neturėdavo. because all the weapons that he had before were gone. Ir visi ginklai, kuriuos jis prieš tai turėjo, jau They were paimti taken from him, iš jo. and he showed the defeated foe. Ir jisai rodydavo, kad jis yra nugalėtas. And that is what Jesus did when he rose from the dead. Ir Jėzus būtent tą parodė, kai jis prisikėlė iš numirusių. It said he made a public spectacle of the devil. Jisai viešai šėtoną pažemino. He stripped off his garments, his weapons, whatever he had, Ne tik jo ginklus pašalino, bet ir jo rūbus nutraukė. and he showed everyone that Satan is a fallen being. He has no power at all anymore. Ir jis viešai parodė, kad jisai yra nupuolęs kūrinys ir jis neturi jokios valdžios. So he completely plundered the devil. Jisai Hallelujah. visiškai sugniuždė šėtoną. Wow. And that was the greatest victory there ever was on the earth. Ir tai yra Hallelujah. didžiausia pergalė, kada nors buvusi šiai žemėje. Maybe you've seen some movies or some films when, for instance, when Holland was, how do you say, liberated from the Germans. Galbūt jūs matėt filmų apie tai, kaip Olandija buvo išvaduota iš Or vokiečių when your okupacijos. country was liberated from the Russians. Arba jūsų šalis išvaduota iš rusų priespaudos. How the people went to the streets, right? Kaip žmonės ėjo į gatves And they were celebrating, ir jie šventė, and they were finally free. kad jie jau yra laisvi.
And it must have been even much more bigger victory when Satan was exposed. Ir iš tikrųjų tai buvo dar didesnė pergalė, kai šėtonas buvo nugalėtas. So Satan has no power, he has nothing anymore. Šėtonas neturi jokios jėgos, jokios nieko. The Bible says he goes about as a roaring lion. Ir Biblija sako, kad jis šliaužia aplinkui kaip riaumojantis liūtas. But he is not a roaring lion. Bet jis nėra He riaumojantis just wants liūtas. to make you afraid. Huh? Jisai tik nori jūs išgąsdinti. It's like, do you know those small dogs? Žinot Those tuos tiny dogs? mažiukus šuniukus. And then there's a big dog and they go like, Ir ateina didelis šuo, jie vis tiek aplinkui so they loja. want to say, I'm the boss, I can handle you. Ir bando, žinai, išgąsdinti tą didelį šunį. And the big dog is like, oh, who are you? And it just passes by. O didelis šuo tik pasižiūri jį ir praeina pro šoną. That is sometimes what the devil does. It makes a lot of noise. Ir būtent kaip ir šėtonas veikia, jisai sukelia daug But when you triukšmo. know who he really is, you say, who are you? Bet kai tu žinai, kas tu esi iš tikrųjų, tu tik pasižiūri ir sakai, And I know there was a story. I don't know who that was. Was it John G. Lake? No. Who was it? Who was that man that laid on his bed? Yeah, Kenneth Hagin too. But it was someone else that lays on his bed at night. No, someone else. I don't know. Someone. Nu, vienu žodžiu, nesvarbu. In the Buvo past. toks žmogus, kuris gulėjo lovai. And then he felt that someone was sitting on his bed. Ir tada jisai pajuto, kad kažkas sėdė ant jo lovos. And he looked up Ir jis pasižiūrėjo and he saw it was Satan. ir pamatė šėtoną. What would you do? Like, Ką tu darytum? Rėktum? you know what he did? Ir žinot, ką jisai padarė? He turned around and he said, oh, it's just you. Jis užsisuko ir sakė, čia tik tu. And he turned around and went back to sleep. Jis užsisuko ir užmigo. Isn't that a great humiliation? Ar tai yra nedidelis pažeminimas? Hallelujah. It's just the devil. Tai tik šėtonas. He just wants to make you afraid. Jisai tik nori tave išgąsdinti. But you know what deception is if you don't know the truth. That is Ir žinot, deception. kada yra apgavystė, tada, kai tu nežinai tiesos. Like he did with Eve. Taip kaip jis padarė su Ieva, Eve didn't know who she was, nes ji nežinojo, kas ji so he buvo, could deceive her. ir jis galėjo ją apgauti. And when you don't know who the devil really is, Ir kai tu nežinai, kas iš tikrųjų he can velnės yra, deceive you and make you afraid of him. ir jis gali tave išgąsdinti ir priversti But bijoti jo. you are seated together with Christ. Bet tu sėdi kartu su Kristumi. Ephesians 2 verse 4. Efeziečių 2:4. But God, who is rich in mercy because of his great love which he loved us, Bet Dievas apstus gailestingumo iš didžios meilės, kurią mus pamilo, even when we were dead in trespasses, he made us alive together with Christ. mus mirusiais nusikaltimais prikėlė gyventi su Kristumi. And he raised us up together and made us sit together in the Jis heavenly mus- places in Christ Jesus. Prikėlė ir pasodino kartu prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje. So where are we sitting now? Tai kur mes dabar sėdime? What is our spiritual place? Kur mūsų dvasinė vieta? Together with Christ. Kartu Amen? su Kristumi. On the right hand of God the Father. Dešinėje Verse 20, tėvo pusėje. 21 says, far above. Hallelujah. We are far above. Ir mes, kaip raštas sako, mes esam labai toli, labai toli. So in the mind of God, we were raised when Christ was raised. Ir Dievo akise, kai Kristus buvo prikeltas, taip ir mes buvom prikelti. And when he sat down, we sat down. Kai jis atsisėdo ir mes atsisėdome. And all authority that was given to Christ belongs now to him. Ir visa valdžia, kuri buvo Kristui suteikta, And yra priklauso jam. we may exercise it, we have to exercise it. Ir right? mes galime ir mes turime praktikuoti tą valdžią. Because with authority comes responsibility. Nes su valdžia taip pat ateina ir atsakomybė. So you cannot say anymore, if God doesn't want it to happen, it will not happen. Ir tu negali sakyti, kad, jeigu Dievas nenori, tai taip ir nebus. And when things are not Neatsitiks. happening, you cannot say it's because God doesn't want it. No. Ir tu negali sakyti, kad tai nevyksta dėl to, kad Dievas to nenori. The Bible says a couple of times that we are laborers together with God. Raštas daugelį vietų sako, kad mes yra Dievo bendradarbiai. Hallelujah. Amen. We are on his right hand, and the right hand is a position of authority. Ir mes esam dešinėje pusėje, dešinėje, ir tai yra valdžios
pusė. of telling what to do, giving commands what will happen. Duoti komandas, kas turi įvykti. Wow, so the work of God, you can say, is right now carried out through the body of Christ. Ir Dievo darbas dabar vyksta per Kristaus kūną. So the victory is won already. Taigi pergalė jau nugalėta. So there is no more battling against the devil. Ir mūšio jau prieš šėtoną nėra, Because he is defeated. nes jis right? jau nugalėtas. But we have to enforce the victory. Bet mes turim tiesiog įgalinti tą pergalę. Like in the Netherlands, for instance, Kaip pavyzdžiui, Olandijoje we fought against the Germans. mes kovojam prieš vokiečius. Now we are a free country, Ir dabar mes esam laisva but šalis. we still have to enforce our freedom, keep that freedom. Bet mes dabar vis tiek turime palaikyti tą laisvę. And right now you see it everywhere in Europe, Nes dabar jūs visi Europoje matote, that people have to protect their borders, right? kad žmonės turi saugoti savo sienas. And right, a lot of F-16s flying everywhere. Ir above visi tie Lithuania, naikintuvai, F-16 skraido. And when one of those planes from Russia comes in trying to do something, Kai kažkoks įskrenda rusų lėktuvas, kuris bando kažką Those čia F-16s go up and they direct them out. Go ir out, go out. pakyla tie naikintuvai, kurie palydi You tuos don't belong įsibrovėlius. here, we don't want you here. Jūs nepriklauso čia ir nėra jums ką veikti. So the Grįžkit. freedom you have to protect it. Taigi laisvę, kurią tu turi, tu ją turi saugoti. So the freedom you have in Christ, you have to protect it. Ir tą Hallelujah. laisvę, kuri tu turi Kristuje, tu ją turi saugoti. Hallelujah. That's a good thing, right? Tai yra geras dalykas, taip? So the moment you were born again, Ir tuo momentu, kai tu atgimsti iš aukšto, Satan lost his authority over you. šėtonas praranda tą valdžią tau. Colossians 1 Kolosiečiams Verse 13 1, says he 13 has delivered us from the authority of darkness. sako, kuris išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo sūnaus karalystę. And he has translated us into the kingdom of his dear son. Jis perkėlė į savo mylimo sūnaus karalystę. So we are out of the authority of the devil right now. Ir mes esam patraukti iš šėtono valdžios. So the moment you gave your life to God, Tuo momentu, kai tu atidavėjai savo Satan gyvenimą lost Dievui, all his authority over you. šėtonas prarado visą valdžią tau. And you are part of another kingdom right now. Ir tu dabar esi kitos karalystės dalis. And he can still pretend as if he has some authority over you, Bet jis dar gali vis apsimesti, kad jis dar turi valdžią tau. but it's absolutely not true. Bet tai visiškai yra netiesa. And you know what is a strange thing about authority? Ir žinot, kokia yra stipri valdžios vieta, Authority you don't feel. kad valdžios tu nejauti. Power you might feel. Jėgą tu gali jausti, But authority is a position, it's not a feeling. bet valdžia yra pozicija, tai nėra jausmas. So you even have authority over the devil even if you don't feel like you have. Ir jeigu tu turi valdžią prieš velnę, tu gali net jos nejausti. When a policeman has to carry out his job Kai policininkas turi atlikti savo darbą and to direct the cars on the road, ir nukreipinėti automobilius kelyje, maybe the night before he had a bad night, he didn't sleep well, gal prieš tai naktį jis prastai miegojo and he has a headache, ir galva jam skauda, and maybe think, how can I ever stop all those cars? I don't feel like it today. galbūt jisai nesijaučia gerai ir galvoja, kaip dabar aš čia tas, But he knows it has nothing to reguliuosiu do tą with eismą. feelings. Bet iš tikrųjų tai neturi nieko bendra su It jausmais. all has to do with the authority he has. Tai yra valdžia, kuri jis Actually- turi praktikuoti. Actually, with the power that rests behind his authority. Ir iš tikrųjų yra jėga, kuri už tos valdžios stovi. Yeah, and in the case of the policeman, it would eventually be our king, I suppose. Huh? Ir, pavyzdžiui, mūsų atveju tai ta jėga būtų karalius. So, when we have authority, eventually it is God who gave us authority. Ir kai mes turime valdžią, iš tikrųjų tai yra Dievas, kuris mums ją suteikė. You can only, someone can only give you authority, you cannot take it. Valdžią tau gali kažkas suteikti, tu negali jos pats pasiimti. Because when you take authority, it's mutiny. Kai jeigu tu valdžią pats imi, tai yra toks kaip Hallelujah. užgrobimas. But God did give us authority. Bet Hallelujah. Dievas mums davė valdžią. And
now the Bible says in James 4:7, resist the devil and he will flee from you. Ir Jokūbo 4 yra parašyta, priešinkitės šėtonui ir jis nuo jūsų pasitrauks. So like we keep the enemy out of our country, Taip kaip mes priešą išvėjam iš savo šalies, yeah, we have sometimes to enforce that victory, to keep him away from you. Taip ir mes savo pergalę, norėdami išlaikyti, mes turim tą priešą tiesiog vyt šalin. To resist means I'm not moving, you are moving, you know. Priešintis tai reiškia tai, kad ne aš pasitraukiu, bet tu This pasišalini. is my place, my authority, so Nes you go. tai yra mano valdžia, yra mano vieta ir tu išeini. And the word flee means to run from as if in terror. Ir reiškia pasišalinti, tai reiškia, kad su baime, su tokiu, su tokiu Very afraid. pasibaisėjimu, su didelė baime So, pasitrauki. yeah, James says you resist the devil and he will flee from you. Ir Jokūbas sako, kaip? James 4:7. 4:7. James 4:7. Jokūbo 4:7. So you do not ask God to do something about the devil, Ir tu neprašai, kad Dievas kažką padarytų, but you have the authority and you bet tu command him turi to tą go. valdžią ir tu įsakai. I remember in a book that I read about Kenneth Hagin. Ir vienoje knygoje, kurią aš skaičiau apie Kennethą I don't Hageną, know if you've ever heard of him. ar kažkada girdėjote apie He jį, started Rhema Bible schools jisai buvo pradėjęs tą Remą and he Biblijos died. mokyklą, He's now with the Lord. jis dabar jau iškeliavęs pas But viešpatį. in many occasions he saw the Lord and the Lord taught him things. Ir buvo atveju, kada jisai tiesiogiai matė viešpatį ir jis jį mokė. And there was one occasion when Jesus came to him and wanted to teach him. Ir buvo tokiu atveju, kada Jėzus jam pasirodė ir mokė jį. And I think he wanted to teach him about the devil and about demons. Ir jis norėjo jį mokyti apie šėtoną ir apie demonus. And then there came a small demon. Ir tada atėjo mažas demonas. And he was running between him and Jesus and making all kind of noises. Ir jis tada lakstė aplink Jėzų ir tą Hageną ir triukšmavo, He was saying, triukšmą kėlė. yuck, 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 yuck. Kiau, kiau, I kiau. remember well. And he was making a lot of noise. Ir buvo sukeltas didelis triukšmas. And Kenneth Hagin was that's annoying. I want to hear what Jesus is saying. Ir tada Hagenas sako, mane erzina tai, nes aš noriu girdėti, ką Jėzus kalba. And that demon kept talking and kept making a lot of noise. O tas demonas tiesiog pradėjo kalbėti, kiauksėti ir triukšmą kelti. And then he thought, why is Jesus not saying to the devil to shut up his mouth? Ir tada jisai galvoja, kodėl Jėzus jam neįsako užsičiaupt. And it went on and on. Ir tai tęsiasi ir tęsiasi. And finally he got so annoyed at it Ir pagaliau jis taip susierzina. that he said, you go out over here now. Ir jis tada jam sako, dabar pat neždinkis iš čia. And off he ran. Ir iš karto jisai pasišalino. And then then Kenneth Hagin said to Jesus, why didn't you do anything about the devil, Lord? Ir tada jisai sako Jėzui, o kodėl tu viešpatie nieko nedarei, kad jis išeitų iš čia? And then Jesus said, I could do nothing about him. Ir Jėzus tada sako, aš nieko negaliu padaryti. And he was like, no. He said, no, this can't be true. Ir tada jisai sako, negali būti tai tiesa. Lord, did you really say you could do nothing about him? Dieve, ar tu iš tikrųjų pasakei, kad tu nieko negali padaryti su Then juo? the Lord said, yes, you have been given all authority against the devil. Ir tada viešpats sako, taip, tau I suteikta can't do visa nothing valdžia. about him anymore. Aš jau daugiau nieko negaliu jam I padaryti. have done what I needed to do. Aš jau viską padariau, ką man reikėjo Now it padaryti. was up to you. Dabar viskas priklauso nuo tavęs. And that startled him, and he really had to think about that. Ir jisai turėjo permastyti. But that is the word. Bet tai yra žodis. So you can ask God to do everything about the devil in your life, but he's not going to do it. Ir tu gali prašyti Dievo, kad jisai padarytų dėl velnio tam tikrus dalykus, bet jis So when nieko the devil nedarys. tries to get you depressed or harass you, Kai šėtonas bandys tave į depresiją you have to įvesti, know that you have authority over him. tu žinok, kad tu turi And valdžią you say, prieš I jį. command you to go Ir tu jam turi įsakyti, išeik. in the name of Jesus. Jėzaus vardu. And because in that name is all the power of Christ. Tame vardė yra visa Kristaus And the devil jėga. has to leave. Ir šėtonas turi pasišalinti. 1 Peter 5 verse 8. Let's go there. Pirmas Petro laiškas, 5 skyrius. 1 Peter 5 verse 8.
Ir 8 eilutė. If you don't know it, you will be a prisoner of the devil, right? Ir jeigu Don't tu know that? nežinai, to tu būni kaip velnio įkalintas. There's a scripture in the Old Testament that says, "My people are destroyed because of a lack of knowledge." Ir Senajame testamente yra parašyta, kad mano žmonės žūva dėl nežinojimo, dėl Isn't it- stokos žinių. Isn't that very sad? Because we don't know, we will be destroyed. Ar tai neliūdna, kad mes esame Hmm. pražuvę dėl to, kad nežinome? So 1 Peter 5 verse 8, Taigi 1 Petro laiškas 5 skyrius It says- 8 eilutė sako: "Be sober and vigilant, because your adversary, the devil, he walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour." Sako, būkite blaivūs, budėkite, jūsų priešas velnės, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Not seeking whom he can devour, Ne ieškodamas ką praryti, whom he may devour. bet ką jis galėtų Who gives praryti. him the opportunity to devour him? Kas duoda jam tą galimybę, kad būti So prarytam. He tries to tell you a different kind of lies, Jisai bando skleisti ir kalbėti tau and melus. if you listen to him, he can devour you. Ir jeigu tu jo klausysi, jis prarys tave. And then verse 9, it says, "Resist him, Ir štai 9 eilutėje sako, priešinkis jam, steadfast in the faith." stovėk tvirtas tikėjimu. So you do have to resist him. Tu right? turi priešintis. You hold your ground, Tu laikaisi įsitvirtinęs į savo You know žemę, what you ant savo believe. žemės, tu žinai, kuo tu and tiki, you know what the word says, tu žinai, ką žodis sako and you resist him. ir tu priešinėsi jam. Hallelujah. That Hallelujah. authority is given us. Tai ta valdžia yra mums duota. Ephesians 4:27 says, "Neither give place to the devil." Ephesians 4. Yeah, 4:27. Okay, let's go there. That's good. Efeziečių 4. You know, you just underline those scriptures. Those are important scriptures. Galit pasibraukti, tai yra It's okay to write in your Bible, you know? viskas tvarkoja pasižymėti Biblijoje, galit pasibraukti. Ephesians 4. Yeah, 4:26 says, "Be angry, do not sin, do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil." 26 eilutė sako, rūstaudami nenusidėkite, tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės ir nepalikite vietos velniai. So he cannot take any place unless we give him a place. Ir velnės neturi jokios vietos iki tol, kol mes jam neduodam tos vietos. Hallelujah. So we go and have a look what that place is. Dabar pasižiūrėkim dar vieną vietą, I kuri. go a little bit. Go to Ephesians 6:11. Skip a little bit. Jo. Yeah. Efeziečiams 6:11. It says, "Put on the whole armor of God, Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, that you may be able to stand against the wiles of the devil." kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. So that is not a suggestion, Tai nėra pasiūlymas, but it is a command. bet tai yra įsakymas. That God has given us weapons against the devil, and we have to wear them, put them on. Ir Dievas yra davęs mums ginklų, kuriuos mes turime naudoti, So užsidėti. if we do not know it or do not do it, we will not be able to stand against the wiles of the devil. Ir jeigu mes jais nepasinaudosime ir nenaudosime jų, tai mes negalėsim And išstovėti then prieš you šį might say, velnę. what are the wiles of the devil? Huh? Ir kokios tos velnio klastos, gali That- paklausti. That word in the Greek is methodos, metodos. Ir tas žodis graikiškai reiškia metodos, And met means with, kur met reiškia kartu. odos means a road. Ir A road. A road. aha, kelias. Todos yra kelias. So with a road. Tai reiškia su keliu. So Kelyje. methodos, the wiles of the devil is with a road. And then you think, huh? Ir tai yra tie metodai su keliu, kelyje. But what Paul here is saying is the devil is like a traveler on a road. Ir ką Paulius sako, tai kad velnės yra keleivis, kelyje. When you are with your car on the road, you have a destination you go to, right? Ir kai tu esi kelyje, tu turi kažkokią numatytą
numatytą tikslą, kur tu So keliauji. he is like a traveler and he has a destination. He knows where he wants to go to. Ir velnės yra kelyje ir jisai turi tikslą, jisai žino, kur jisai keliauja. Like in the past when you had a map and you wanted to go to a certain city, Kaip, tarkim, jūs turit žemėlapį ir norit nuvažiuoti į kažkokį miestą. you look at the map, which way is the fastest way to get there. Ir tada tu pasižiūrai ir galvoji, kuris čia greičiausias kelias And nuvažiuoti. that's what the devil is doing. He's looking for the fastest way to get to you. Ir velnės lygiai taip pačiai, jisai žiūro ir galvoja, kaip čia greičiausių kelių nuvažiuoti. So he's not wasting any time. He knows where he wants to go to, Jis nešvaisto savo laiko, jisai žino, and he knows what he wants to do there. ko jisai nori, kur nori papulti ir ką ten padaryti. And John 10:10 says Ir Jono 10:10 that the sako, thief does not come except to steal, kill, and to destroy. kad John 10:10. Jesus said, I have Vagis- come to give them life. Okay. vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti. So where is the devil traveling? What is his destination? And what Taigi- does he want to do there? Kurgi tas velnės keliauja, koks jo tikslas, ko jisai nori. And Paul answers that question Ir Paulius atsako į tą when klausimą. you go to 2 Corinthians 2. Ir atsiverskime 2 So Korintiečiams, let's go there. 2 Corinthians 2 verse 11. 2 Korintiečių 2:11. He says, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Kad nebūtume šėtono apgauti, mes juk žinome jo kėslus. That's the interesting word. The word devices Tas žodis kėslai yra įdomus, is in the Greek. kuris graikiškai It describes the mind or the intellect. apibūdina protą ir intelektą. So in a sense, Paul is saying we are not ignorant the way Satan thinks, his purposes are. Ir Paulius iš tikrųjų sako, kad mes neignoruojame apie tai, ką šėtonas masto, ką jisai galvoja. And there's one Bible scholar that says it also describes his subtle way of victimizing others' minds. Ir vienas Biblijos mokytojas kaip sako, kad jisai, kaip čia pasakyti, Yeah, difficult word. Attacking other people's minds. kad jisai tiesiog pavergė kitų protus. So it has to do that we can know the way Satan thinks. Jisai sako tai, kad mes žinotume, kaip šėtonas But masto. the word also describes how he is after our minds and want to take that captive. Kad jis taip pat žino mūsų mąstymą ir jisai nori tarsi mus padaryti įkaitais. So his destination, that he's Taigi- on the road to a destination, Jo tikslas kelyje, jo kelias į tikslą and his destination is your mind, ir jo tas tikslas kelionės yra jūsų and he wants protas. to fill it with lies Ir jis nori pripildyti jį melu, and false emotions, klaidingomis emocijomis, confusions, sumaištimi, so he can steal and kill and destroy things in your life. kad jis galėtų vogti, kad jis galėtų užlugdyti, Steal your peace, kad galėtų pavogti steal your jūsų family's ramybę, happiness, šeimos džiaugsmą, steal your health, sveikatą and make you a victim to him. ir padaryti. So he is Jo after auka. your mind. Taigi jisai, jo tikslas yra jūsų protas. And he wants to get there as quick as possible. Ir jis nori ten papult kaip įmanoma So greičiau. when you go to 2 Corinthians chapter 10, Ir jeigu 2 Korintiečių 10 skyrių atsiverstume, verse 5, 5 eilutę, it says, verse 4, it says, Eh, the weapons ketvirta. of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. sako, mūsų kovos ginklai nekūniški, bet turi Dievo galybę griauti tvirtovės. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Jais nugalėme gudravimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą, jais paimame nelaisvint kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui. So what are those strongholds? Tai kas yra tos tvirtovės? That are arguments and things that exalts itself against the knowledge of God. Tai yra visi tie argumentai ir tie visi ginčiai, kurie sukyla prieš Dievo pažinimą. That are thoughts that go into what God says about you.
for Ir instance. tai yra tos tokios mintys, kurios priešingai kalba negu tai, ką Dievas apie tave And kalba. when Paul says we bring them into captivity, Ir kai Paulius sako, kad mes paimam juos į nelaisvę, he writes it in such a tense that it is a continuous action of taking that enemy captive. kai Paulius tai rašė, jisai turėjo omeny, kad tai yra nuolatos vykstantis veiksmas. Mes nuolatos it's- paimam mintis į nelaisvę. It's not something you do once and that's it, Tai ne tai, kad tu vieną kartą tai padarai, but continually we have to watch the way we think, the thoughts that come into our minds. mes turim pastoviai stebėti mintis, sekti mintis, kurios ateina į mūsų And when protą. those thoughts are against what God says, we have to take the captive. Ir kai tos mintys ateina tokios, kurios yra priešingos Dievo žodžiui, mes jas turim paimti į We nelaisvę. force those thoughts into submission. Mes jas Hallelujah. turim priversti paklusti. When you don't do that, Kai tu to nedarai, those thoughts will make you captive. tos mintys tave įkalins. Who knows that it works like that? Kas žinot, kad tai veikia? Thoughts starts and then emotions come. Right? Pirmiausia, mintys ateina, o paskui Everything emocijos. you do, every action you take, Ir kiekvienas veiksmas, kurį tu it all atlieki. starts with a thought. Ir visa tai prasideda nuo minties. Every killing, Kiekvienas nužudimas. every whatever, a murder, Ir every žmogžudystė. sexual abuse of people, Ir seksualinis išnaudojimas it all žmonių. starts with a thought in people's mind. Viskas prasideda nuo minties And žmonių when you prote. entertain that thought, Ir kai tu meaning you think about it, mastai apie tai, you start to fantasize about kai it, pradedi fantazuoti apie tai, eventually the Bible says what you think you will eventually do. ir Biblija sako, jeigu tu apie tai mastai, tu tai ir padarai. Wow. So we have to go back to how Satan works at the beginning. Ir mes turime ateiti į tą tašką, į tą pačią pradžią, kur pradeda veikti šėtonas. Sometimes we want people to stop doing certain actions, Ir kartais mes norim, kad žmonės nustotų darę and kažkokius of course veiksmus. we have to stop them. Ir aišku, mes juos turim But when sustabdyti. they continue thinking those things, they will eventually do it again. Bet jeigu jie pastoviai mąstys apie tai, jie galų gale pabaigs darydami tai. Wow, so a thought is very, very important what you think. Ir iš tikrųjų yra labai svarbu, ką tu mastai, ką In tu Matthew galvoji. 6, when Jesus says, do not worry about your life or about what you eat or your clothes, because I care for you. Mato 6, kur Jėzus kalba ir sako, nemastyk ir negalvok, ką tu valgysi, kuo tu I apsirengsi. think the King James Version says, take no thought, saying, what shall we eat, what shall we wear. Ir karaliaus Jokūbo vertime yra pasakyta, kad tu negalvok ir neišleisk minčių apie tai, ką tu valgysi ir kuo tu apsirengsi. So first there comes this thought, oh, how Bet can I do Pirmiausia, this? vat ateina mintis, kaip aš tai And how padarysiu. do you take that thought? Ir kaip tu tą mintį paimi, How do you become that thought part of you? kaip tampa jinai By saying tavo it, dalimi, by saying it, by speaking it. kai tu tai pasakai. Then that thought becomes more stronger, you could say. Ir ta mintis stipresnė tampa. Someone says you can't help pasakai. it when birds fly over your head. Kiti sako, aš nieko negaliu padaryti, kad tos mintys kaip paukščiai skraido But aplinkui. you can prevent them from building a nest on your head. Bet tu gali apsaugot savo galvą, kad jie ten nesusisuktų lizdo. So sometimes you can't prevent thoughts coming, Kartais tu negali apsisaugot nuo minčių, kurios ateina. but you can prevent them from getting into your mind and thinking about it. Bet tu gali apsisaugoti, kad jos ten neapsigyventų ir nepradėti mąstyti ir mąstyti apie jas. So the first authority we have Taigi, pirma is valdžia, kurią actually mes over turim, our own lives. yra mūsų virš mūsų gyvenimo. And the way you do that is taking authority over your thought life. Ir tai yra valdžia virš tavo minčių And gyvenimo. that is your authority. You have to do that. Ir tai yra tavo valdžia ir tai tu turi I padaryti. cannot do that for you. Aš už jūs to nepadarysiu. God cannot do that for you. Dievas už jūs to nepadarys. You have to take authority and say, I am not going to think like that anymore. Ir tu turi tai pasakyti, aš daugiau taip nemąstysiu. And that's hard because when you are used in to think certain ways, it's difficult to start thinking differently. Ir yra sunku, nes kai tu esi pripratęs mąstyti tam tikrų būdų ir pakeisti mąstymą nėra lengva. But it helps to speak out the truth about what God says.
bet iš tikrųjų tai padeda mąstyti apie tai, ką Dievas kalba. Because a word that you speak is stronger than a thought. Nes žodis, kurį tu kalbi, yra stipresnis už mintis. And actually, it's maybe nice to just practice it. Just Galbūt reikia that, tiesiog that pradėti a word praktikuoti, spoken is stronger than a thought. kad žodis, kurį tu kalbi, yra I stipresnis. want you all to count in your mind one and then go on counting. Na, jūs pradėkite And dabar when I say mintise stop, skaičiuoti nuo vieno And then ir I say stop, and then you speak out loud which number you had. Yeah? Ir Where kai you aš are. sakysiu stop, tai Okay. tada jūs pasakysit, So- ties kuriuo skaičium jūs sustojat. Yeah, start counting Pradedam in skaičiuoti prote. your mind. Nuo vieno. Mintise. Stop and say what Stop. you were Dabar Which sakykit, number were you kuris skaičius. 3, 5, 11. Okay, did you go on? Did you continue counting now? Ar dar jūs skaičiuojat The toliau, moment you spoke? kai pasakėt? No, Ne? you stopped counting, right? Sustojat. Mhm. You stopped thinking. Aha, there's the big key. Tai va, didelis raktas yra. When the devil says you are nothing, Kai velnė sako, kad tu esi niekas, I have so much power over you. aš turiu tiek daug valdžios tau. And when you think that, Ir kai tu pamastai, then you can say no, that you have to say it. Yeah, tu right? turi To pasakyti, stop that thinking, you say no, Ne. devil, ne šėtonė. because the Bible says Biblija that sako, I am seated with Christ kad aš esu in pasodintas heavenly su places, Kristumi far danguje. above daug everything. toliau. Okay. Yes, and sometimes you have to write those scriptures down and carry them with, Ir with you, kartais whatever tu you need turi to do. užsirašyti rašto eilutes ir nešti su savimi. Or put them on your fridge or whatever. Ar Or on your užsidėti mirror. jas kur nors, ar ant veidrodžio užsiklyvot. So the moment those thoughts come, you know what the word says and you speak it out. Kai ta mintis ateina, tu žinai, ką žodis kalba ir tu jį kalbi. And eventually you will start to think differently. Ir galiausiai tu pradėsi mąstyti kitaip. See the way that Jesus did that, right? Pamatyti visą tai, kaip Jėzus darė. Matthew 16. Mato 16. Hallelujah. Hallelujah. Matthew 16, verse 21. 21. 16-21. Jesus recognized here a thought that did not come from God the Father. Jėzus žinojo. Oh, 16. I'm at 20. That's wrong. Yeah, 16, verse 21. 16-21. Let's see. Oh, yeah. From that time on, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem, suffer many things from the elders, and so on, and be killed and raised the third day. Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, turys eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord, this shall not happen to you. Tada Petras, pasivedęs jį į šalį, ėmė drausti. Nieku gyvu viešpatie, tau neturi taip atsitikti. And then Jesus turned and said to Peter, Get behind me, Satan, you are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of man. O jis atsisukęs subarė Petrą, eik šalin šėtonę, tu man papiktinimas, So he nes mastai ne recognized- Dievo, o Oh, žmonių I'm sorry. mintimis. Sorry. He recognized what Peter was saying did not come from God, but was a lie from the devil. Jis atpažino, kad tai, ką Petras kalba, yra ne iš Dievo, bet tai yra šėtono melas. And immediately he spoke against it. Ir jis iš karto sudraudė, And kalbėjo immediately priešingai. he said, You are an offense, a stumble block, get behind me, Satan. Ir sako, tu esi papiktinimas šėtonė. And what he also did in verse 27, Ir 27 eilutėje he told what God had told him. jis pasakė, kad Dievas jam yra He said, sakęs. For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works. Juk žmogaus sūnus ateis savo tėvo šlovėje su savo angelais ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus. So he was saying, this is not going to happen, but that is going to happen. And he Jisai spoke that. pasakė, ne taip atsitiks, bet atsitiks va taip. So that is what you have to do.
Tai štai ką tu turi daryti. And when Satan tells something to you, Kai šėtonas tau kažką you say, sako, get behind me, Satan, and I know where you are going to, and that is to the pits forever. tu jam pasakai, Hallelujah. šalin šėtonė, aš Hallelujah. nedarysiu to, tu eisi į tą bedugnę, ne aš. Hallelujah. A little bit more, and then we'll have a break, okay? Dabar dar šiek tiek ir bus In pertrauka. Ephesians 4, we already read it. That says, E, neither give place to the devil. You don't have to read it. aha, Efeziečių 4 mes jau skaitėm, kad Neither give place to the devil, it says in Ephesians 4. Do not give place to the devil. Parašyta Efeziečių 4, kad neduokite šėtonui vietos. Do you know Nepalikite. what the word place is in Greek? Ir žinot, tas žodis graikiškai vieta It's the word topos. yra topos. So what is a topos? It is specifically points at a map. Tai yra vieta žemėlapyje tam tikra. That's why we get the term topographical map, or whatever you say. Ir Topography. jo, ir va tas žodis Aha. topografija ir visi tie dalykai ateina va būtent iš šito žodžio. So that is that specific spot that the Tai yra, devil wants to have. jo, tai yra toks taškas vieta žemėlapyje. So when you give place to the devil, it's that spot he is after, your mind. Ir kai yra sakyta, nepalikite vietos šėtonui, tai yra vat būtent tam tikro taško mąstyme, mintyse. So how do you give place to the devil? In your thinking. Tai kaip tu duodi velniui vietos savo mąstyme? So we have to resist him. Mes Hallelujah. turime priešintis jam. In 1 Peter, it says, Pirmas Petro sako, gird up the loins of your mind and be sober. Oh, okay, let's go there. 1 Peter, first chapter. Pirmas Petro 5:8. 1 Peter, first 5:8. chapter. 1 Peter 1. Būkite blaivūs, budėkite. Therefore, gird up the loins of your mind. So be sober. You have to gird them, your mind. You Tu have to turi keep them. saugoti savo protą blaivų. Don't let your thoughts go everywhere, you know. Neleisk savo mintim keliaut, kur jos nori. Just keep them, check them. What you are Pasitikrink, thinking. ką mąstai, Otherwise, you will trip over them. nes tu būsi jų apgautas. That's why he said, gird up the loins of your mind. Taip pat ir sako, saugok savo mintis. The word, what? Nu, Okay, the word that we have a sound mind. The Bible talks a lot about sound minds, Ir Biblija dažnai kalba apie sveiką protą. and that means that we think disciplined thought patterns. Tai yra, kai mes disciplinuojame savo It has to do mąstymą. with self-control and self-discipline. Tai yra susijęs su savęs disciplinavimu ir proto. So we have Controle. authority to watch what we are thinking, right? Ir mes turime valdžią saugoti tai, ką Otherwise, mes you will galvojam. end up Nes somewhere you don't want to go. tu gali patekti ten, kur nenori. And thoughts are sometimes like a train, and then I will stop. Ir mintys kaip traukinys. There, in the Netherlands, for instance, we have many trains, like you have trains here too. Ja, ir sako, mes Olandijoje, kaip ir jūs tikriausiai, čia And the turim daug train traukinių. Has a destination, right? Ir traukiniai turi savo For tikslus, instance, kur you get in a važiuoja. train here in Kaunas and you want to go to Vilnius. Pavyzdžiui, tu įlipi į traukinį čia Kaune ir I don't know važiuoji į Vilnių. if it says Vilnius, your train, I don't know. Ir but nežinau, suppose so. bet tikriausiai būna užrašyta, kad So Vilnius. when you are there waiting for the train to come, Ir kai tu esi ten ir lauki tavo traukinio that train will come by. ir traukinys And atvažiuoja. let's say it says Vilnius, but you don't want to go to Vilnius, you want to go to Klaipėda, Ir the other tarkim, direction. matai, atvažiuoja traukinys užrašyta Vilnius, bet tau reikia važiuoti į Klaipėdą. Well, the train stops, Traukinys sustoja, opens the doors, atsidaro duris let people in, ir įleidžia and žmonės. maybe everyone around you gets in the train. Ir galbūt visi aplinkui lipa į tą And traukinį. maybe you should think, should I still get in the train? Ir tada tu galvoji, gal ir man reikia But then you lipti. think, no, his destination is Vilnius, and I want to go to Bet Klaipėda, tu pakeli akis ir sakai, ne, so I jis better važiuoja į not Vilnių get in that train. ir man reikia į Klaipėdą, aš nelipsiu. And you can stay there. You don't have to get in that Ir train. tau nereikia lipti į tą Let it traukinį. close the door and pass.
tegu užsidaro durys ir jis išvažiuoja. and wait for the right train to Ir come to bring you to the right destination. Lauki, kol ateis tas tinkamas traukinys į tavo sometimes- tikslą. A thought is like a train that comes by Ir mintys tai yra kaip va tie traukiniai, kurie and that pravažiuoja. stops and opens up the door for you. Ir jie sustoja ir atidaro priešais tave duris. But it sometimes has a destination like depression. Ir kartais jie turi tikslą kelionės galutinį, kuris yra depresija. And when you recognize that a certain thought will get you depressed, Ir kai tu atpažįsti, kad ta mintis tave nuveš į depresiją, you don't have to get in that train. tau nereikia lipti į tą You can traukinį. pass it by, Tu tiesiog palauki, kol jis let it nuvažiuoja. go, and you can take another thought, another train. Ir tu tada lauki kitos minties, kito traukinio. That will bring you to the right destination, that of joy Kur and peace and happiness. Tave nuveš į džiaugsmą, ramybę ir palaiminimą. Right? But I told you when was it Saturday, about the people that were talking about their children and grandchildren, remember? Atsimenat, šeštadienį, kai aš kalbėjau apie žmonės, kurie kalba apie savo vaikus ir anūkus, That they are everywhere and not close by us. kurie yra kažkur visame pasaulyje, bet ne arti, ne su mumis. Oh, it's very easy for me to get in that train of self-pity. Ir man labai lengva papulti į tą traukinį It's- su užrašu savigaila. I just have to think about it, and then I get sorry for myself. Aš kai mąstau apie tai, man tiesiog gaila But I savęs. know I don't want to go there. Aš žinau, kad aš nenoriu ten So I būti. choose not to get in that train of thoughts. Ir aš žinau, kad aš pasirenku But it has to do nelipti į with tą traukinį. self-discipline, right? Ir reikia labai save disciplinuoti. And not going with your emotions or what you are used to do. Ir neiti su savo emocijomis, ką aš buvau papratus daryti. And that is what the Lord expects from us. Ir štai ko viešpats iš mūsų That we tikisi. grow up right now Ir mes and augame that we think the right thoughts ir mąstome and teisingai. that we will have a disciplined mind, a sober mind, Ir mes turim disciplinuotą ir blaivų that we mąstymą. think the thoughts that are from above, that are pure, that are holy, that Ir are, mąstome mintimis, kurios yra tyros, kurios yra iš viršaus. you can find those things in Philippians 4. I don't read them right Ir now. dabar neskaitysiu, bet Filipiečių 4, Philippians 4, 8 and 9. There you can find 8 things ir 9. that you have to think about. Yra tie dalykai, apie kuriuos mes And turime if a thought mąstyti. doesn't fit in that scripture, you don't Ir think jeigu about it. mintis netitinka rašto, tu tiesiog ją And that veiši. is a big, big way how you get the devil out of your life. Ir tai yra labai didelis dalykas, kaip tu gali atsikratyti. The biggest way, Šėtono, because he velnio. has no authority, only the authority you give him. Ir jis neturi jokios valdžios, išskyrus tą, kurią tu jam suteiki. Amen. Amen. Hallelujah. Let's pray together.